esu Remigijus, druskininkų restorano Velvet, vienas iš savininkų ir šefų. Su didžiuliu pasimėgavimu noriu šiandien pristatyti puikią virtuvę, salelę, ant kurios guli nuostabus kvarcito akmuo. Ir šiandien mes kartu pamėginsim pagaminti paprastą, nesudėtingą, autentišką patiekalą ir kartu pažiūrėti, kaip reaguoja stalviršis, kad jis nieko nebijo, nei įbrėžimų, nei karščio. Tai startuokim. Tai kvarcitas idealiai tinka šiuolaikiniai virtuviai, nes yra atsparus karščiui, lengvai valomas, lengvai prižiūrimas. Kiekvieno šefo svajonė turėti tokį akmenį pas save virtuvėje. Dėl stalviršio aukštos kokybės aš galiu nebijot pažeisti stalviršio, gaminti čia ir dabar, nenaudojant papildomos įrangos, kas leidžia kai kuriuos patiekalus pagaminti greitai, efektingai. Ir šiandien mes gaminsim skrylius, patiekalą, kuris nereikalauja ypatingų pastangų virtuvėje. Stalviršis leidžia gaminti tiesiai ant jo. Galim drąsiai naudoti tiek plastikinę, tiek medinę, tiek metalinę mentelę. Akmuo nebijo įbrėžimų, nebijo mechaninių pažeidimų ir lengvai valomas. Paruoštus skrylius dedam į pasūdytą verdantį vandenį. Po valgio gamybos stalviršį nuvalom drėgnos šluostės pagalba ir mėgavomės skania vakarienė. Šis kvarcito stalviršis nebijo karščio, todėl drąsiai galim dėti puodą tiesiai ant jo. Ačiū, kad žiūrėjot mus. Tikiuosi, kad šitas nuostabus kvarcito stalviršis įkvėps naujiem potyriam virtuvėje ir iki kitų kartų. Skanaus!